Sveiki! Iki šiol tyrinėjome trigonometrinės funkcijas vienetinėme apskritime. Šiandien pritaikysime šias žinias realiame pasaulyje, spręsdami trikampius. Sužinosime, kaip sinusų, kosinusų ir tangentų teoremos gali padėti rasti nežinomus trikampių elementus. Sinusų teorema teigia, kad bet kuriame trikampyje kraštinių ilgių ir prieš jas esančių kraštinių sinusų santykiai yra lygus. Ši teorema ypač naudinga, kai žinome dvi kraštines ir vieną kampą arba du kampus ir vieną kraštinę. Sakykime, turime tokį trikampį ABC, kuriame kraštinė A yra lygi 5, B yra lygi 7, o A kampas yra lygus 30 laipsnių. Ir reikia rasti kampą B. Pasinaudoję sinusų teoremą prilyginame kraštinės A ilgio ir jos kampo santykį su kraštinės B ilgio ir jo kampo santykiu. Gauname, kad kampas B yra apytiksliai 44,4 laipsnių. Kosinusų teorema sieja trikampio kraštinių ilgius su vienu iš kampų. Ši teorema naudinga, kai žinome visas tris kraštines arba dvi kraštines ir kampą tarp jų. Pavyzdžiui, turime visų trijų kraštinių ilgius ir reikia rasti kampą A. Pasinaudoję kosinusų teoremą, išskiriame kosinus A kampo reikšmę ir gauname, kad apytiksliai šis kampas yra lygus 53,1 laipsnių. Dar vienas pavyzdys su kosinusų teoremos panaudojimu, bet šį kartą nežinome vienos iš kraštinių, tačiau žinome vieną iš kampų. Pasinaudoję kosinusų teoremą, išskiriame nežinomas kraštinės kvadratai ir gauname, kad jie apytiksliai yra lygiai 10,44. Stačiajame trikampyje galime naudoti paprastesnės trigonometrinių funkcijų apibrėžtis. Šios formulės leidžia lengvai rasti stačiojo trikampio kraštines ir kampus. Pavyzdžiui, turime dvi stačiojo trikampio kraštines ir norime rasti likusią kraštinę bei kampą alfa. Pasinaudoję Pitagoro teorema randame trečiąją kraštinę ir pagal tangento apibrėžimą matome, kad tangentas alfa lygus A ir B kraštinių santykiui. Gauname, kad kraštinė C yra lygu 5 ir kampas alfa apytiksliai lygus 53,13 laipsnių. Patyrinėkime dar vieną atvejį. Turim statųjį trikampį, kurio viena kraštinė C yra lygi 10 ir kampas alfa yra lygu 60 laipsnių. Reikia rasti A ir B kraštinių ilgius. Iš sinuso apibrėžimo randame kraštinės A ilgį, o iš kosinuso kraštinės B ilgį. Šiandien išmokome taikyti trigonometrinės funkcijas trikampių sprendimui. Šios žinios bus labai naudingos sprendžiant įvairius praktinius uždavinius, kuriuos galite rasti www.edusia.lt svetainėje, o kitoje pamokoje išmoksime spręsti įvairias trigonometrinės lygtis ir nelygybės, pasitelkdami trigonometrinių funkcijų savybės ir tapatybės. Iki greito!